Sveiki, mėlyjeji, čia aš Karolina. Artėjančių švenčių progą aš norėčiau Jums palinkėti dar daugiau įsispyrimo ir ryžto siekiant savo tikslų. Linkiu, kad naujieji 2015 žaliosios medinės ožkos metai Jums atneštų dar daugiau laimės ir Jūs būtumėte dar stipresni, sveikesni ir gražesni. Taigi šiandieną aš norėčiau pasišnekėti būtent apie šventes, norėčiau Jums patarti keletą idėjų dėl dovanų, ką dovanoti savo artimiesiems, ir tos idėjos, manau, bus labiau praktiškos ir sveikos. Ir taip pat aš norėčiau su Jumis pašnekėti apie tai, kaipgi bandyti atsilaikyti nuo to kaloringo ir didelio vaišių stalo. Mano siūlomos idėjos bus labiau praktiškos ir jos tik sveikai gyvenančiam bei sportuojančiam žmogui. Taigi visų pirma, ką aš pasiūlyčiau dovanoti kalėdoms, tai būtų maisto papildai ir vitaminai. Norėčiau pasiūlyti žuvies taukus. Štai mano jau beveik baigėsi, teks pirkti naujus, todėl kad mes vasarą gaunam vitaminą D iš saulės, o žiemą, kadangi yra saulės trūkumas, žmogaus organizmui jo taip pat trūksta. Taigi reikia rasti kažkokį pakaitalą, taigi tai bus šitas sveikiausias dalykas, manau, ir variantas, tai būtų vitaminas D, kurio galima gauti iš žuvies taukų. Tiems, kurie tikrai labai nemėgsta žuvies taukų, aš galiu pasiūlyti pirkti kapsulės, kurios, aišku, jas geriant nesijaus visiškai joks skonis. Tiesiog geriant grynus žuvies taukus, juos organizmas ir visus vitaminus gautus iš jų organizmas pasisavins žymiai greičiau. Kitas dalykas, ką aš pati geriu, tai būtų geležies kompleksas. Ir jame yra, žinoma, vitaminas C, vitaminas B12. Ir tai tinka vegetarams, čia užrašyta. Aš nežinau Lietuvoje, kokie Lietuvoje, bet aš tiesiog manau, kad jūs nuėję į vaistinę ir bet kur paklausę darbuotojų, tikrai gausite geriausius pasiūlymus. Kiekviena moteris, manau, žino vitaminus Perfectil. Jie yra skirti nagams, plaukams ir veido odai. Tiesiog aš niekada per daug nesiskundžiau, kad mano oda būtų bloga, ar tarkim mano nagai būtų silpni ir lūžinėtų, nes jie iš tikrųjų auga visada labai ilgi ir stiprus. Bet tiesiog šį kartą aš sumaniau nusipirkti papildų ir tai yra Women 50+. Čia aš pirkau Anglijoje, bet aš manau kažką panašaus rasti ir Lietuvoje. Manau, moteriai, draugiai, mamai, močiutei, sesiai tikrai bus labai gera dovana, jeigu nupirksite papildų. Dar vienas dalykas, kurį aš minėjau savo bloguose, savo videobloguose ir Facebook'e Sveikos gyvensenos dienoraštis puslapyje, tai buvo kokosų aliejus. Ši dovana būtų ypatingai praktiška, todėl kad kokosų aliejų jūs galite naudoti ne tik maistui, gaminimui, bet ir kūnui. Jūs galite tepti kokosų aliejų suskeldėjusias rankas, puikiai tiks kaip rankų kremas. Ir dar vienas dalykas iš sveikų produktų, ką aš pasiūlyčiau, tai būtų medus. Medus man asmeniškai yra reikalingas kiekvieną dieną. Aš medų valgau, aš jo nesidedu į arbatą, aš arbatas visada geriu be cukraus ir be jokių saldiklių, be medaus ir panašiai, bet tiesiog aš medų deduosi į savo sausus pusryčius. Jeigu valgau jogurtą su vaisiais, įsidedu medaus ir tiesiog pasaldinimui mano tokiems patiekalams, galbūt gaminu, tarkim, teriyaki, vištieną, jautieną arba žuvį, taip pat darau padažą medaus ir sojų. Ir iš tikrųjų aš mačiau Lietuvoje, yra naujas medus, šerkšno medus berods. Ir tikrai iš Anglijoje jo negalima gauti, bet tai, kai važiuosiu į Lietuvą atostogų, aš tikrai bandysiu jį rasti, nes atsiliepimai mačiau geriausi ir kad jisai tikrai labai skanus, jau galima rasti visokių skonių, tarkim braškių, aviečių ir panašiai. Ir taigi vėl tai yra sveika ir labai natūralu. Ne, mano siūloma idėja galbūt būtų termo rūbeliai. Šiuo metu aš dėviu termobliuskutę ir tiesiog jinai yra tikrai labai miela kūnui ir jie smagiai priglunda, yra labai plonytė ir kas geriausia, dėl ko aš ją patarčiau pirkti, todėl kad sportuojantys žmonės žiemą, ypatingai tie, kurie bėga krosiukus, jiems tai šis rūbelis padės sulaikyti šilumą. Ir iš tikrųjų nepraleis taip pat šalčio ir neleis stipriai prakaituoti.
Taigi aš manau, kad užtektų užsidėti šitą bliuskutę, užsidėti ant viršaus galbūt sportinį džemperiuką ir plonytę striukę ir jūs drąsiai galite bėgti sportuoti. Štai tokios būtų mano idėjos kalėdinėms dovanoms ir taip pat norėčiau pašnekėti apie tai, kaipgi atsilaikyti prieš tą didžiulį ir kalorijomis nukrautą šventinį stalą. Ką pasirinkti, ką valgyti ir ko ne. Kiekvienas jūs pažįstat savo organizmą, jūs suprantate, nuo kokio maisto jūs galbūt jausitės apsunkęs, nuo kokio maisto jums galbūt kažkiek gali sustoti skrandukas. Kiekvienas šventėme šventes ir žinome, kaip mes jaučiamės kitą dieną ir kiekgi kilogramų mes priaugame. Norėčiau šiems metams jums duoti keletą patarimų, kurie galbūt padės susilaikyti nuo tam tikrų maistų. O jeigu ir nesusilaikėte, galbūt mano dar keletas patarimų padės jums grįžti atgal į savo formas. Prieš puolant šventinį stalą nepamirškite išgerti didžiulę stiklinę vandens. Ji jūs pasotins ir jūs mažiau norėsite viską išragauti. Pagrindinį kalėdinio stalo patiekalą, ar tai bebus kalakutas, ar vištiena, ar žuvis, aš tikrai patarsiu valgyti. Bet tam, kad jis nebūtų paverstas į nesveiką maistą, aš patarsiu jį valgyti su tam tikru garnyru, kuris gali būti vietoj įprastų orkaitėje keptų bulvių, jūs tiesiog apvirkite ir įpjaustykite ir šalia sudėkite saldžiasias bulves ir, tarkim, pastarnokus. Įdėkite mažųjų žiedinių kopūstų ir tai tikrai bus labai sveikas pasirinkimas ir jūs galėsite valgyti tos vištienos ar kalakutienos ar žuvies kiek tik norite. Na, o desertui aš patarčiau tiesiog valgyti tai, kas yra kalėdiškiausia. Tai aš patarčiau valgyti kuo daugiau mandarinų ir iš tikrųjų rinkitės vaisius. Pasigaminkite želė su vaisiais ir su jogurtu. Želė receptukas yra mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapyje. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, jeigu jau nutrūkote ir pasilepinote galbūt taip nedorai tais riebiaisiais produktais arba galbūt pyrago gabalo, tai pasiūlyčiau pasižiūrėti mano ankstesnius video, kuriuose aš kalbu apie organizmo valymą. Pabandykite vieną dieną po švenčių visą dieną gerti vien tik tai kefyrą arba vieną dieną pasidaryti druskos išvalymą. Ir aš tikiu, kad tai turėtų jums padėti grįžti atgal į vėžes. Aš labai tikiuosi, kad galbūt kažką mano išvardintos dovanų idėjos patiks ir tiks ir jūs jomis pasinaudosit. Nepamirškite apsilankyti mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapyje Facebook'e. Ir dar kartelį aš tikrai tikiuosi, kad artėjantieji metai jums bus dar gražesni. Būkite sveiki, stiprus ir gražūs. Ate.